Jei sutiktumėt gatvėje Antaniną stumiančią vežimėlį, tikrai nepagalvotumėt, kad ji gali būti ta, kuri užaugo be tėvų, kurią žiauriai mušė jos vyrai, ta, kuri matė, kaip nužudomas draugas ir pati dėl sužalojimų buvo atsidūrusi ant mirties slenksčio. Vis dėlto visa tai tikrai įvyko. Po tėvo mirties vos 2 metukų į vaikų namus atiduota Antanina pasakoja, kad 2 jos vyresnius brolius vėliau įsivaikino mamos sesuo, o ji su jaunėliu liko gyventi valdiškuose namuose. Galutinai šeima subirėjo, kai jauniausią brolį pasiglemžė alkoholis, o vyresnieji Antaninos išsižadėjo sužinoję, kad ji laukiasi. Pasakė, arba vaikas, sako, arba tu mum nebesesuo. Aš atsakiau, aš jau geriau būsiu jums nebesesuo, bet vaiko nešudysiu. Žinia apie į pasaulį ateinantį kūdikį nedžiugino ir vaiko tėvo. Neleisdavęs Antaninos nei mokytis, nei dirbti, išeidamas į darbą rakindavęs buto duris, kad ji negalėtų niekur išeiti, vaikinas įtūžo sužinojęs apie būsimą vaikelį. Jo žodžiai buvo tokie, sako, renkėsi vaiką, sako, arba manęs ko vaiką. Tai jis nuo to laiko ir pradėjo mane mušti vien tam, kad būtų persileidimas. Tai tiesiog taip būdavo. Paskui aš jam neištvėriau pati ir pati pasakiau. Čia ne tavo vaikas, pamelavau, bet pasakiau. Ir jis mane tada išleido. 5 mėnesį neščia Antanina iš pradžių glaudėsi pas draugę. Vėliau pateko į reabilitacijos centrą Kaune. Čia ir gimė Nojus. Kaip ji pati sako, vienintelis jos artimas žmogus visame pasaulyje. Iš draugės pasakojimų sužinojusi, kad Vilniuje yra Caritas globos namai, Antanina juos rado ir čia apsigyveno. Nojus ir čia būdavo ramus. Ir man čia tai būdavo ramu, kažkaip ir saugu, jis saugiai jausdavomės mes. Motinos ir vaikų globos namai duoda šiek tiek daugiau negu pastogė ir duona. Dažniausiai žmogui labiausiai trūksta suprantančio, palaikančio buvimo kartu. Ir tokio nuoširdaus, nereiškia pataikaujančio buvimo kartu, bet kur nebijoma įvardinti klaidos, kur nebijoma kalbėtis, išreikšti susirūpinimą kažkokį. Šiandien Antanina su metukų gimtadienį šiomis dienomis švenčiančiu Nojumi gyvena pansionate. Moteris svajoja baigti mokyklą ir dirbti kirpėja ar virėja. Kad kuo daugiau mamyčių galėtų pradėti naują gyvenimą, žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance skelbia gerumo akciją Padėk mano vargstančiai mamai. Vaikučius Caritas namuose auginančioms mamoms dažnai trūksta būtinų vaiko priežiūros priemonių. Tad motinos dienai artėjant kviečiame ištiesti joms pagalbos ranką. Jūsų aukų iki gegužės 1 dienos Caritas savanoriai lauks prekybos centre BIG Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Paramą galite atnešti ir į Vilniaus arkivyskupijos Caritas administraciją, Odminių gatvė 12 Vilniuje. Dėkojame už jūsų gerumą.